Tai visiems įdomu, kas čia buvo ir koks čia tikslas šiandienos laidos. Buvo paprastai, automobilis stovėjo mieste, įvažiavo, biškį. Toks. Labai mėgstu išiminėti šitą modelį lempus, nes reikia pusę bagažinės beveik įsiardyti. Garsą. Na, bet čia nieko baisaus. Tai sveikučiai, šiandien turim ketvirtuką, kuris atvažiavo kosmetiką sustvarkyti. Turi skilusį stiklą, turi pabraižytą bamperį, turi įbrėžimą ant ketvirčio, ratai nubraižyti, šie visokios smulkmenos, vadinamos nedadilkės, likusios iš praeitų rankų. Tai bandysime atstatyti viską kiek įmanoma greičiau, bandysim spėti per 2 savaitės, paruošti automobilį vėl naujam eksploatavimui. Tai einam ardyti. OM+. Ir dar vienas pastebėjimas, tai jau nesilaiko patronikų laikiklis šitoj pusėj ir šitoj. Pirštų galais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad patronikas beveik jau įgriuvęs į bamperį ir kiekvieną kartą jungus atbulinį gausime garsą. Pyp! Labai malonu. Taip pat laikas čia persidažyti daug. Tik ir patronikas į vietą. Nu ir kurgi po vieną visi turbūt bus. Gerai, šitose grotose fiksuoti šitas. Šitas kažkaip kitokių klijų gavo. Jis jau buvo atsileidęs. Okay. Buferį dėjo matyti su daug meilės. Labai grubiai. Jo, bet kai tokie šiuolaikiniai bamperiai sudėtingi, pilni smulkių detalių, tai nori, nenori kažkur kažką gali praleisti, jeigu skubi, tai geriau neskubėti dedant šios bamperius. Kadangi grotelės čia neįfiksuotos iki galo, tai didelis ačiū, man daug lengviau išimti. Nereikia naudoti štai ir pirštukas. O, ką radau. Remontuotas bamperis, tai reikia nesulaužyti. Na, bet čia nieko baisaus.
this is not some expert advice, but certain shit you gotta value and protect with your life. Check the calendar, no room for acting extra tonight. I ain't preaching, I'm just shedding some light. Got a homie at the crib, he ate the way that he lived. Cause his family take from him, he just give and he give. He had to cut him off, move shit, he did what he did. I don't blame him for the way that he slid. Cause you gotta move cautious. My window closed, don't mean to be cold, but I'm feeling exhausted. I don't care who talking, hey, I gotta move cautious. Don't mean to be cold, but my window closed and it happens too often. So don't come knocking. So don't come hear no evil, see no evil. Problems always gonna come back. Gotta understand at the end of it we all just people. And people they don't know how to act. Let me get a bottle of bubbly for your entrance. Everyone should stop, acknowledge you're in attendance. Just to pay attention to you, wait, hold the sentence. That's the way you move, is that really what you expected? Like every argument, we should back you up. Funny, you crack me up. Silly, you Daffy Duck. Please don't pay no mind to jealous, unhappy. Fucks, they want what you got. Reassurance, now dap me up. Is that what you want? Really, that's the way that you think? Gotta hear about your issues every day that we link. I'm here to help, but you really should be paying a shrink. Fuck it, someone in here make me a drink. I said I gotta move cautious. My window closed, don't mean to be cold, but I'm feeling exhausted. I don't care who talking, hey, I gotta move cautious. Don't mean to be cold, but my window closed and it happens too often. So don't come knocking. So don't come hear no evil, see no evil. Problems always gonna come back. Gotta understand at the end of it we all just people. And people they don't know how to act. Džeką net pridėjo, pirmieji Lietuvoje duos komplektą su apatiniu balkiu, nieks daugiau neduoda. Šiandien turim BMW G20 LC komplektą. Šį komplektą galite rasti Part Plus LT puslapyje, tai prisegam nuorodą čia, pasižiūrėkit. Ir iš ko jisai susideda? Tai yra priekinis galinis bamperis, slenkščiai, taip pat turime gan svarbią detalę priekiniam bamperiui, tai jo laikiklis aliuminis kronšteinas, kuris dedas giliau. Puta, visos grotelės, užuoldos, bei į tą pačią kainą įeina ir žibintai. Tai išties gera kaina ir žibintas pagal pojūtį tikrai geras žibintas, tavasme pilnas, netuščias. Tai kad ir kas jį gamino, bet tikrai pasistengė ir visos detalės atitinka savo kokybės ir kainos santykį. Tai eisime neužilgo montuot, žiūrėt, kaip viskas dedasi. Tai visiems įdomu, kas čia buvo ir koks čia tikslas šiandienos laidos. Tai buvo paprastai, automobilis stovėjo mieste, įvažiavo, biškį toks. Įvažiavo, padarė žalos, bet nėra to blogo, kas neišeitų gerą, dedam faceliftą. Ir žiūrim, kaip čia viskas gausis. Nes faceliftas šito būtent teikėjo partplus.lt, dėsim pirmą kartą, mes patys pirmieji ir viską jums parodysim. Kiek tai gera detalė. Aš net nežinau, mane įtikino, kad gera. Varom pažiūrėti. Ir žibinto šitas tiltelis irgi nustumtas, bet mes jį atsitempsim. Labai mėgstu išiminėti šitą modelį lempus, nes reikia pusę bagažinės beveik įsiardyti. Aišku, pasiska, kad rankos mažos, tai biški mažiau to darbo.
paskanauta smėliuko. Wow. Žodžiu, tai šitie bamperiai nuo transportavimo šiek tiek formą prarado, bet čia visiškai nieko tokio. Truputį karšto feno ir viskas grįš labai greitai į vietą. Žinai ką aš matau? Man juoda, jinai gražiau atrodo. Tik dėl šito sparno. Darom juodą. Daug geriau atrodo. Užtenka sparną matyti ir visiškai kita mašina. Tai va, tai jeigu ką plėvelę užsitrauks, paprašys ir užtrauksim. Ką mes matom, tai kad tikrai viskas labai neblogai. Dar liko žibintą įsistatyti iki galo. Ir turim daiktą. Kokybė tikrai aukšta. Čia mane stebina, kad sueina, nes dažnai būna šitos vietos iššokinėja. Patys matot, neturiu ką meluoti. Nu tai deformavęs po transportavimo. Reikia, kad formą atgautų. Jo, pas mane tas pats toj vietoj. O čia koks naujas trikoliuks. Tai šiaip tarpai labai geri. Čia užsimovė tiesiog. Nu tai ką, pagaliau grįžo iš dažytojo, tai nieko nelaukiam ir varom susirinkti visą priekį, sparną ir galinį bamperį. Ai, dar slenkščiai. Žiūrėjai, ar nėra, pavyzdžiui, kokių likę pinų, kurie neduotų įlysti? Nu, tipo, nedapjautų vietų. Ne, kaip viskas normaliai. Tiesiog aš neturiu tiek jėgos, kad įspaus. Košės nevalgiai ryte? Nevalgiau. Jis minkštas kaip guma daug. Taip, ne. Nes va čia poro suėjo, liko tik. Tarsi įlindo kažkas, ne? Nu va čia va šitie sulindo. Čia va šitų. Pala, aš matau, yra skylutė tokia, galima bandyti patempti. Žinai, tas bus įsistatys, bet ir nesilaikys. Nu. Muilo gal tada? Gali muilo. Mėlyna bankė. Čia viršai. Kažkas remia, žinok, man toks... Nėra taip, kad... Man reikia išsirdyti žiūrėti.
tą pusę galiu išsiardyti. Daug muilo. Ką tai? Muilo. Tai radom priežastį. Gabalėlis plastiko liejinio yra likę ir trukdo. Reikia šiek tiek apipjauti. Kaip šiduk. Viskas. Problema išspręsta. Nu, dabar jaučiu, kad guosi. Žiūrėk, įėjo. Iškart kitas reikalas, matai. Taip, kad nevargt, kaip su nuo bamperiu, kurį palikau Irmantui surinkti. Iš karto praseinu visas vietas, kur yra plasmasės liejimų broko, šiukšlių, pavadinkim. Ir tada viskas turėtų susirinkti gan lengvai. Nu ir po truputuką renkam bamperiuką. Ok, su šitu jau viskas smagiau jaučiasi. Čia yra gamybinis likutis, reikia į visą pjauti. Aš jau pripjau tik viršų. Netrodė, kad čia trukdys. Pasirodo, trukdo visas. Lygiai valandą iki suvedimo. Kaip turime bamperį pas mane rankoje. O ne. Ar mes spėsim? O no, 1 hour. 2 metrai, žiūrėkau. 8. Ir jau nebespėjom per valandą. Tiem, kas nežinot, šitos gumos turi visą laiką pažymėtą centrą. Tik tai išcentravę galim ją dėti, nes kitaip tai bus trumpiau, bus ilgiau kažkur. Neužsidarys viskas taip, kaip reikia. Ir mi pastumk Milvokės pušką. Na va, tai komplektas G20 LCI iš Part Plus LT tikrai pasiteisino, išvaizda stipriai pasikeitė šio automobilio ir tikimės savininkas bus patenkintas. Dar žinoma, su savininku sutarėm, kad jisai grįž nusipoliruoti, tai kai grįž nusipoliruoti, dar kartą aš viską susivesiu iki galo, nes dar šiek tiek vieną kitą tarpą reikia pasireguliuoti. Nu, kadangi dega, nori ilgasis savaitgalis, nori išliekti, tai atiduodam dabar taip, kaip yra, nes reguliavimui dar reikėtų skirti keletą valandų, gal net ir 4 kokias. Tai mes šiuo metu jų neturim. Tai va, tai tikiuosi patiko ir jums, žibintai išties šviečia gražiai. Jo, ir kadangi esu daug patirties turėjęs su kinietiškais tais bumperiais ir visokiais kitais komponentais, tai šio kokybę, aš manau, jeigu 10 balį sistemai vertinčiau, tai kokį gerą 8 tikrai šiam komplektui galiu duoti. Nes nebuvo didžiulių nesutapimų su pločiais, ilgiais bumperių, kas labai dažnai būna su kinietiškom detalėm, tai jie būna taip per siauri bumperiai, taip per platus.
ir susitiksime kitam epizode. Iki.